Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje vieši Naisių vasaros teatro direktorė Inga Karbauskienė, su kuria ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Taigi pakalbėkime apie Naisių vasaros teatrą, kuris yra tikrai puikus, unikalus, jaunas, gražus, energingas, dinamiškas, ir pakalbėkime apie visą tai plačiau. Tada pradėkime nuo pat pradžių, nuo ištako, vis dėlto, kai buvo įkurtas pats teatras, kaipgi visa tai prasidėjo. Naisių vasaros teatras įkurtas 2011 m. vasario mėnesį. Jo įkūrėjas yra asociacija Naisių bendruomenė. Teatro sumanytojas, mecenatas dabar ir globėjas yra Ramūnas Karbauskis. Jis yra vienas iš asociacijos Naisių bendruomenė valdybos narių. Tai jam kilo mintis įkurti Naisiuose teatrą, kad bendruomenė turėtų savo teatro grupę. Ir taip visuotinėme susirinkime buvo patvirtinti įstatai ir įkurtas Naisių vasaros teatras. Supratau, kodėl Naisių vasaros teatro, dėl ko toks pavadinimas? Dauguma projektų, kurie vykdomi Naisiuose, turi to pavadinimą Naisių vasaros, kaip ir Naisių vasaros radijas. O viskas tas prasidėjo, kai 2010 metais Naisiuose buvo pradėtas filmuoti serialas Naisių vasara. Tai va, nuo to ir atsirado Naisių vasaros teatras ir radijas. Supratau, taigi galim sakyti, kad Naisiai apskritai yra dabar išskirtinis toks kaip ir miestelis, būtent ir tuo, kad jis turi netgi ir savo teatrą, ar ne? Taip. Nes Lietuvoje, kažin, ar kas dar turi savo teatrus? Bendruomenės turi savo teatrus, tačiau tai tikrai yra mėgėjų teatrai, neprofesionalių aktorių teatrai. Ir aišku, vienas tas unikalumas tokių, kad jis yra nemokamas visiems. Bet tai yra profesionalių aktorių grupė, kuri dovanoja savo pasirodymus visiems nemokamai. Ir kiek šiuo metu yra tų aktorių, kurie išlipa ant scenos ir džiugina visų širdis? Šiuo metu yra grupėje 11 aktorių. Taip pat dirba šviesos ir garso specialistas, fotografas ir režisierė. Taigi tikrai nemažai žmonių, vis dėlto, bet visi aktoriai, beje, reikia pabrėžti, tai jie yra jauni. Taip, jauni. Bet profesionalus. Iš vis labai smagus dalykas. Ir pakalbėkime apskritai apie šio teatro unikalumą, apie jį jau šiek tiek buvo užsiminta, taigi pagrindinis akcentas, ko tikriausiai Lietuvoje, kur sunkiai rasime. Taip, ko gero Lietuvoje neteko girdėti, kad yra dar tokių teatro grupių, kurios dovanotų spektaklius nemokamai. Ir dar žmonės iš tikrųjų ir nustemba, kad gali būti tokių teatrų, spektaklių, kurie yra visiškai nemokami. Tai dabar kalbant apie spektaklius, teatras gyvuoja jau tikrai nebe vienerius metus, tad pakalbėkime apie juos, kokie yra pastatyti spektakliai. Spektakliai yra skirti nuo mažiausio iki pačio vyriausio, yra ir vaikiškų spektaklių, ir muzikinių spektaklių, kuriuose aktoriai ir dainuoja, ir šoka, ir yra žymių lietuvių dramaturgų sukurti kūriniai. Iš tikrųjų, tai kiekvienas gali rasti savo tinkamą tą spektaklį, kuris jį sudomintų tikrai. Ir apskritai, manau, spektakliai, kurie, kaip ką tik ir minėjote, yra skirti vaikams, jie taip pat tinka tikriausiai ir suaugusiems. Visai šeimai. Visai šeimai, visiems, kaip sakant. Taip, visiems. Taip. Smagu. O kurie spektakliai yra mylimiausi žiūrovų? Kurie yra numylėti ir į kuriuos žmonės labiausiai traukia? Tikriausiai vienas tokių populiaresnių, sakykime, spektaklių, tai gal būtų Vytauto Kernagio dainos, kadangi jis yra muzikalus. Spektaklis, jis, kaip pasakyti, kai eini į kitų teatrų spektaklius, jie yra, sakykime, monotoniški. Tu matai vieną kartą ir antrą kartą jis jau yra toks pat. O čia spektakliai keičiasi ir dainos keičiasi ir pats pastatymas kitą kartą būna kitoks. Tai vat, ir labiausiai, kur, sakykime, gal tokia didesnė kaita jaučiasi, tai tikriausiai maestro Vytauto Kernagio beprotiškai fantastiškos dainos. Supratau, kurias siūlom visiems ir išgirsti, be abejo. Taip. Taigi, beje, maestro Kernagio tos beprotiškai fantastiškos dainos keliauja ir per visą Lietuvą, be abejo, taip? Taip, teatras yra dar išskirtinis ne tik tuom, kad spektakliai nemokami, bet jis yra keliaujantis po visą Lietuvą.
Iš pradžių misija buvo tokia, kad keliauti po mažesnius Lietuvos kaimus, gyvenvietės, kur žmonės turi mažiau galimybių apsilankyti teatre, negu, pavyzdžiui, miesto žmonės. Dabar turim pasirodymų ir didžiuosiuose šalies miestuose, 1-2 kartus per metus Vilniuje, Kaune. Nuo spalio mėnesio pabaigos kas mėnesį Panevėžio muzikinėme teatre rodo spektaklius. Šiauliuose Saulės koncertų salėje, kur talpina daugiau žmonių, kur daugiau galima pamatyti. Ir tarkim, kada spektaklis nukeliavo į didesnį miestą, tarkim, į mūsų sostinę, ar galbūt Kauną, vis dėlto ar lengvai nurungia Naisių vasaros teatras, tarkime, apskritai kitus teatrus ir visą kitą? Tikrai kvietimai yra išdalinami be jokių problemų, jų kitą kartą net pritrūksta. Todėl, kad yra nemokamai. Aišku, supratau. O ar yra tekę girdėti tokių dalykų, kad būtent tokie teatrai veiktų dar kažkur Europoje, galbūt kažkur kitur pasaulyje, kad tai būtų nemokamas teatras skirtas visiems? Nu, žinokit, tikrai neteko. Bet yra vykdomi projektai. Ir Naisių vasaros teatras prieš porą metų irgi dalyvavo tokiam projekte, kuriam žiūrovai galėjo pamatyti nemokamai spektaklius, nes buvo projektiniam lėšom jie remiami, bet tokio teatro, kuris nuolat rodytų spektaklius nemokamai, tikrai neteko girdėti. Supratau. Ir pakalbėkime apie teatrą jūsų akimis. Kaipgi jums atrodo, koks jis yra, žvelgiant jums? Tai man jis atrodo, kiek kasdien vis labiau tobulėjantis, profesionalus, įtraukiantis, perspektyvus tikriausiai. Aišku. O kalbant apie šio teatro misiją, kogi yra siekiama šiuo teatru, kokie tikslai? Pagrindinis teatro tikslas yra ugdyti ir tenkinti kultūrinį žmonių poreikį. Kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į tą teatrą, į meną, kad kuo daugiau sudominti nuo pat mažumės. Ir panašiai. O kokios būna žmonių reakcijos jiems sužinojus, kad būtent štai galbūt kažkas atkeliauja į spektaklį ir jie net nežino, kad spektaklis yra nemokamas ir kai jie sužino, kad jis yra visiškai nemokamas, kaip jie reaguoja? Kadangi teatras įkurtas jau prieš 4 metus, tai mums patiems dar kitą kartą būna keista, kai žmonės nustemba ir sako, ar tikrai negalima nemokamai ateiti į spektaklį. Tai mes juos tikrai patikinam, kad tikrai nemokamai ir duodam kvietimą nemokamą arba pasiūlom pasidomėti internetiniai svetainiai skelbiamo gastrolės sąrašo ir apsilankyti spektaklėje. Tai aišku, jie būna ir nustembę ir kaip apsilanko, būna patenkinti ir klausia, kada vėl pasirodysit ir panašiai. Šiaip yra dar žmonių, kurie nustemba tuo. Stebėsi to. Taip. Ir kaipgi matote apskritai šio teatro ateitį ir visą perspektyvą? Kaip jūs įsivaizduojate, tarkim, po 10 galbūt metų ir panašiai? Labai tikiuosi, kad jis ir vykdys ir toliau savo misiją ir vis daugiau žmonių turės tą tokį poreikį pamatyti tą spektaklį ir tikiuosi, kad veiks. Vykdys veiklą ir toliau. Taigi mūsų laida keliauja po truputėlį į pabaigą, na ir norėčiau, kad pristatytumėte apskritai artimiausius spektaklius visoje Lietuvoje, kuriuos galės išvysti tautiečiai. Tai artimiausias spektaklis sausio 13 numatomas Šiaulių koncertų salėje Saulė. Bus rodomas muzikinis vienos dalies spektaklis Tykus vakars 18 val. Sausio 20 dieną toje pačioje koncertų salėje Škac mirtyje visada Škac. Sausio 23 Marijampolės kultūros centre 2 dalių komedija Dramblys. Sausio 24 dieną Marijampolės kultūros centre Troliai Mumi ir burtininko skrybėlė spektaklis vaikams. tą pačią dieną 6 valandą muzikinis vienos dalies spektaklis Tykus vakaras Marijampolės kultūros centre. Sausio 27 dieną Šiaulių koncertų salėje Saulė 2 dalių komedija Dramblys 6 valandą. Ir sausio 29 dieną 18 valandą Tykus vakars Jonavos rajone Juškonyse. Aha, supratau. Taigi, kur galima beje dar daugiau rasti informacijos, pamatyti pačius aktorius ir visą ką kitą? Daugiau informacijos galima rasti tinklapyje www.naisuvasara.lt prie teatro nuorodos. Supratau. Nu kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Primenu, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi Naisių vasaros teatro direktorė Inga Karbauskienė. Ačiū ir sėkmės. Iki pasimatymo.